kraunamės ir judam į Jutą. Žiūrėsim, ką ten pasakys. YouTube jūs įdėsi su reklama. Tik ką hebrytė nemažai rasiu, čia turime. 1, 2, 3, 4, yra 7 dar. Volia. Sveiki. Sveikutėjai. Sveiki sugrįžę į 101 Customs kanalą. Taigi turėjom atostogėlės, biškį pailsėjom keletą savaičių. Aišku, kaip matėt, mašiną buvom išvežę pas elektrikus. Po to vežėm iki Jutos ir, aišku, nespėjom visko, tai išvažiavom atostogų. Dar neslantų. Jo, tai išvažiavom atostogų, per tą laiką paprašėm, kad realistas nuvežtų ir duslintuvus padaryti. Tai duslintuvas jau savo vietose, viskas kaip ir gerai. Dabar įsivarėm į vidų, kelsim į viršų, minėsim vėl duslintuvą. Vėl iš naujo. Sutvarkysim viską iš apačios, kad būtų gražu, estetiška. Nu ir pradėsim rinkti likusias dalis. Tai slenkščiai, priekinis buferis, aišku. Kiek suprantu, dar elektrikas atvažiuos pas mumis dabaigti keletą dalykų. Jo, pririšti distroniką turės, nes nusipirkom distroniką, distronikas yra blogas. Na, čia kaip visą laiką, aišku. Kažko trūksta, kažkas blogai. Na, tai aišku, nebedaug liko, kaip ir sakau. Tai gal jau nemeluosiu, tikrai nebedaug liko. Jau turėjo būti paskutinis video, bet dar vienas. Taip jau yra, tą mašiną įsivėlė, galvoju, kad bus labai greitai, bet iš tikrųjų visokių niuansų. Tai duslintuvai, visokie elektrikai ir taip toliau. Nu, bet nieko, yra kaip yra. Tai va, po šito bus dar vienas video, jo? Tai nežinau, kaip čia tilpsim. Pamatysim. Ir jūs pamatysit, aišku. O ką, mes einam rink buferį, dedam slenkščius, keliamės į viršų, damušinėjom viską jau, ką išeina. Iki galo. Ai, dar tiesa, po poros dienų autoestetiką paėmė. Tai va, dar poliravimai, suvedimai. Ir tikiuosi jau nebereikės jai čia grįžti ir vėl stodančius, nes jau atsibodo. Ir jūs mūsų nebežiūrėsit, atrodo, nes... Ne, žiūrėsit, yra dar rimtesnių projektų. Primelok dar čia. Jo, tai tikrai bus ką žiūrėti ir nelidėkit, kaip sakant. Tad stebim. Pijus jau prardė šio buferiuką, sakė, distronikas vienas kaip ir neveikia, tai šitą bėdą sprendžiam. O mašiną kaip ir pasikėlėm, viskas gerai, dugną aprinkom.
Sudėjom naujas apsaugas duslintuvų. Viskas kaip ir gražu. Pijus toliau surinkinėja saloną. Ką čia Pijau darai? Išrinkinėju. Surinkinėju, išrinkinėju. Surinki, išrinki, vėl surinki. Ne, žodžiu, mūsų OBD11 diagnostika parodė, kad yra bėda su sagtimis sėdinių diržų. Tai reikia jas dabar pakeisti į senasis, dėl to, kad saloną naują keitėm. Jisai Nenori vaikščioti? Gal ten šiukšlių yra? Ne. Šnekas yra. Akumai. Taigi, kuo pabaigėm? Sagtys, žodžiu, OBD parodė, kad sagtys blogus, tai žodžiu, buvo paliktos senos nuo... Nesenos, plauk. Dėjom naujas, nuo naujų sėdinių. Šitas senas, man atrodo, ne. Dėjom naujas nuo naujų sėdinių, visus begelius, dėl to, kad anie buvo sulankstyti. Ir palikom sagtis anų sėdinių. Tai dabar vėl viską reikia sudėti atgal į originales, kurios priklauso šitai mašinai. Ir tada viskas bus kaip ir čikipikį. Tikėkimės. Tai va, lempą priekinę sutvarkėm, pakeitėm varikliuką, nes pasirodo tai lempai, kuri buvo pirkta dėvėta, varikliukas buvo su kepis. Tai pakeitėm atgal originalų, kuris buvo šitoje mašinai užsidužusios lempos ir viskas gerai. Tai va, dabar keičiu sagtis. Paskui uždėjau bardačioką, aišku, daiktadėžę, lietuviškai. Paskui eisim galinį buferį dėti jau galima. Tada reikia duslintuvą užmesti. Jo, duslintuvą užmesti, uždėti buferį, galinius posparnius, nu ir taip toliau. Viskas surinkimas iki galo. Na jo, dar slinkstukai. Jo, reikia sulaukti Distronico vieno, kaip ir Darius sakė, kad nu kitaip neuždėsim buferį. Pirmą reikia Distronico įdėti, tada buferį. O mes įpirkom tą? Įpirkom. Tai puiku. Po 2 dienų sakė bus, iš Lenkijos nupirko. Kaina irgi nejuokinga. Nu, čia mes rado pigiau iš tikrųjų. Mes su Pijum pradėjom viską skaičiuoti jariais. Mašinom čia. Čia sumos tai rimtas. Va tenai, vietoj Distronico galim vieną pusę polo įdėti, kitą jarį. O visas buferis gaunasi 4 polo. Daugiau. Daugiau, bet dar jarį reiktų įdėti. Bet nieko, yra kaip yra. Ateityje žinosim. Kad tokių mašinų nepirk. Bet viskas gerai. Duslintuvas tai sutvarkytas, viskas gražu. Problema buvo, kas titaną virina. Bet šiaip gražios siūlės, viskas gražu ir tinka. Esam patenkinti. Tai va, tokios tokelės, kaip sakant. Jūs patenkintas? Patenkintas bus, kai mašina išvažiuos. Tikrai, kad... Tai va, turim pasibaigti per porą dienų, nes mašina išvažiuoja į poliravimą. Reikia viską pabaigti, kad išvažiuotų, įsivalytų salonas, išorę ir... Šiaip poliruotume patys irgi, bet norim, kad būtų ledas. Mes, aišku, profesionaliai patys nepoliruojam. Tai plius sąlygų tokių neturim. Jo. Negali išveisti ir poliruoti šalia. Tai va, ir vešim pa žmonės, kurie tai daro profesionaliai. Tai va. Ir viskas. Nežinau, 2 etapais darys keliais, aš neįsivaizduoju, bus matyti. Svarbiausia, kad išvalytų sėdynės. Sėdynės tai jau nebe baltus, o pilkus pasidarė centrai, tai? Nu, čia toks salonas tik arba oficiniams, arba daktarams.
Oficinas. Tiesa, dar reikia skaidelį, aišku, padaryti kilometrų. Smulkena. Bet vis tiek, laiko užima irgi reikia išimti. Čia labai daug ardytis, iš tikrųjų reikia, kad išimti skaidelį. Ai, va, gavom arbegą. Neparodėm. Vadinis, susilėm. Nedaug. Nedaug. 100 šiam eurų. Nu tai taip, nes originalus realiai nevadinis, tarkim, 7 Golfo kainuoja 100-120 eurų. 9. Čia 160 soda apsiūtas. Geriausiai toksai pat Lenkijoje kainuoja, žodžiu, 300 eurų. Ir nupirko žmogus, irgi, savininkas šitos mašinos prieš tai, kai detalių ieškojo, nupirko. Ir, žodžiu, netiko, nes gale yra kitokie jungtis kitokios prie vairo, nes skirsta apačia vairo. Po to jis nupirko su apvalia apačia vairo, nes skiris. Jo. Gal kam reikia? Jau panaudoju. Jau panaudoju? Viena yra sida. Turim, va, padėtas yra, gali pasiūlyti, ana, arbegą. Gal kam nors reiks? Gal kažkam reikia? Aišku, neapsiūtas nieko, bet... Originalus, Kitą pusę parodyk, nes dažniausiai skiriasi ant nekirsto vairo eina va šitos dvi jungtis, o ant kirsto vairo yra 4 plastmasinės kampuose. Tai va to ir skiriasi. Ir neišeina nei pakeis šito laikiklio, nei nieko. Ten, žodžiu, esmė tokia, kad... Bet čia Audi bairiai, man atrodo, ne, nes turėjom tą baltą A6. Aha, irgi. Ten irgi tas pats buvo. O čia Amerika skiriasi ar Europą, gal tokį čia? Ne, tai dėl kirstos apačios, Čia kirsta apačia, o pas Audi paprastas valus. Vis tiek, kokia esmė, panaudojom abudu vadinius, o šitą reikės parduoti. Arba kažkur sunaudoti, nežinau. Susprogdinti garažį. Biliama biškių programą. Nors ką jis kainuoja? 120 eurų. Šitas tai aišku. Bet vis tiek pinigus. Dar kilimėlius nupirksim. Ir viskas. Sakant, daugias nekelis. Pavyko atsukti. Šiaip ne taip, nedariu. Kodėl taip sunkiai sukasi? Nes Loktaito privaryto. Iš kur traukt? Tai ką dar viskas, nesukam sėdinį atgal, turėtų būti viskas gerai. Nors prasiskanuojam gal pirmą. Na, OBD jungtas. Jungiam OBD 11 savo rėmėjų. Turbūt rėmėjų partnerių. Kaip pasakysi, partneriai labiau. Partneriai. Partnerių. Tai jaučiu man jungtis, ne? Įranga. Ką? Man jungtis. Man jungtis. Tai va, užsidegė ir begų lemputė. Dabar spausk X raudoną. Dabar spausk taip. Dabar ir begus. Spausk klaidas. Nepatinka. Drivers signal switch. Ištrink. Išeik turbūt. Dar išeik. Dar išeik. O dabar perskanuoju turbūt reikia. Žiūrėk, ne? Ir vėl skanuojam iš naujo.
Arbėgai nusiskanavo. Žiūrėsim dabar, ar dar metą tą pačią skries klaidą. Tai, kur tie arbėgai? Pasisėk. Tai va. Galim išjungt. Suksim sėdynę atgal. Iš tikrųjų, daiktas žiauriai geras. Tinka bet kuriam automobiliui, kuris turi ABD2 jungti. Tad jeigu ir jūs norite įsigyti mūsų partnerių šitą diagnostiką, video aprašyme yra nuoroda su 101 kodu įvedę gausi 10% nuolaidą. Ir viskas bus parašyta apačioje. Taip? Taip, labai geras daikčiukas, ypač jeigu perkat mašiną, įsikišat ir pasitikrinat. Ant senų modelių irgi veikia, tik tai VIN kodą, man atrodo, reikia įvesti. Jo. Nu, pasirinkti modelį. Bet šiaip tai ir ant mano Merso veikia, ant Toyotos, ant Polo išbandėm realiai ant visų. Kiek turėjom tų kinietiškų, tai ant tokių naujų pajungi ir nieko nėra. Kinietiškas jau šiukšlių dėžėje. Tai yra šaikė. Įsigykit, tikrai verta. Ja. Padės ir šiaip rodo gyvus parametrus visus, jeigu reikia, tai tikrai gerai. Beje, gali ir programuoti, o visokia tokia garsai, kas nepatinka salone ar kažkas, ar šviesos, gali išprogramuoti, paprogramuoti. Aišku, čipuoti neišeis, bet daiktas geras tikrai. Manau, su laiku padarys, kad galima bus čipuoti. Na, šitą gal įspręs tikrai. Programą įsimeti steidžią. Nu, lėki. Arba popkornus ant dizelio. Tai jau. Gerai, einam suk sėdynę. Tai ką, galinio buferio laidai pravedžioti. Viskas pabaigta. Dabar dėsim galinį buferį ant mašinos. Ne. Bet pirmiausia, dėsim dūslintuvą. Dėsim dūslintuvą. Visai pamiršau. Duslintuvas pirmiausia. Dar jau grįžtauk. Užmausim duslintuvą. Padėsim jums geresnį vaizdą. Va, taip va. Bandysim uždėti. Ten yra va tas veržlytė. Viena tau. Tama. Bus reikalų. Gilin. Čia reikėjo mašiną pasikėlą. Akom. Aš žinai, žinamai. Davai. Lendės irgi sudėtos. Viskas atrodo gražiai. Mane, все. Kur šitas pats tvirtinasi? Šonė kažkur tenai prakiška viskas. Nu va, buferiukas vietoj. Duslintuvai vietoj, biškį reikės pareguliuoti turbūt. Ja, biškį reikia pareguliuoti. Ką padėti? Ledovai. Ledovai. Nu, pažiūrim ar barška ar ne. A? Pažiūrim ar barška ar ne. Kaip tu pasižiūrėsi, reikia pirmą prisukti apačią. Sujungimus. Nes esmė dėl tų, žinai, kad užkurdavom, kad tas garsas būdo. Reikia šitos sujungimus prisukti. Prisuksim sujungimus, tada galima bus patikrinti, ar barška ar ne barška. Pakalėjęs mūsų kelią savo. Biškį norėtųsi
patalpų aukščio, iški per mažas, aišku, bet nieko nepadarys, šukamis padėties. Dariukas įlindęs į duobytę, šėdė savo, visas pūlinas kivelnis. Sipūlinam? Vadys tik nugarą tavo. Įsuksim. Saktis. Ir iš dugno pusės turbūt bus viskas, ne? Tai tie sustiprinimai yra. Ai, gerai, sustiprinimai. Čia sustiprinimai. Čia vienas, čia vienas, skersai. Mašinai. Ir turbūt tiek, ne? Kol kas jo. Bumperiukų kampu ties apačia prisisuks. Svarbiausia, kai išsiplaus viskas pasikeis visas vaizdas. Ir dabar tai čia biški baisokoka, kai vien dulkės. Pirmas testas. Vėdina. Tai ką, draugai, kaip ir viskas į pabaigą, buferis uždėtas, galinis taip pat. Pijus biškių užsiema lako korekciją. Kaip sekas, Pijau? Gerai. Pabiški. Gerai, jau pabiški. Ką čia darote? Mažinam kerzą, vadinamą. Žodžiu, biški... Naikinam šiukšlytės. Biški patys populiaruosim ir duosim damušt profesionalam, kaip sakant. Mes tai jau tik nušveisim. Poliruot nepoliruosim. Pamaišinsim kerzą, kurią vietomis, kur yra per didelė. Čia visokiausi dalykai. Spoileris bus kerza pamažinta. Čia vietom buferis. Čia normalus dalykas tiesiog. Ne, tiesiog. Norim padaryti, kad būtų ogytė. Tai vat, o išvežę į poliravimą ten, manau, irgi išveisis ją. Bandysiu vienodyti kerzą. Jeigu suprantat, kas tas kerza yra. Lako... Struktūra kaip. Yeah. Lako apelsino žievelė. Taip, kai būna apelsino žievelė. Kai visiems nepatinka, kai manai būna kerza. Bet iš tikrųjų gamyklos nedaro kerzą specialiai tam, kad paslėptų, kaip sakoma, nedadėlkas, nedadarytus dalykus. Ir realiai, nu, kiekvienos mašinos skirtingai iš tikrųjų. Jo. Mersai būna su didesnė kerza. Mersai su vienokia, BMW su kitokia, Audi su dar kitokia, Lamborghini, kažkoks Porsche'as su apšė būna be kerzų. Nu, Porsche'as tai tikrai be kerzų būna. Tai dabar video buvo, kai Maybachas savo naują mašiną išleido ir baisiausia kerza ir visiems labai nepatinka. Aišku, šitie dalykai yra ištaisami. Taip, visi matė. Bet šitie dalykai yra ištaisami, galima padaryti veidrodį iš tikrųjų. Taip. Aišku, viskas kainuoja. Va, veidrodis kažko daromas. Popierius ir kaladėlė. Na jo. Bet čia irgi yra tikrų niuansų, tam tikrų. Prašveisi ir bus. Prašveisi ir viską teks perdažyti. Tai va, draugai. Viską apsišveičiam, pasigražinam, susidedam slenkščius ir paleidžiam. Tai slenkščiai minimi jau 25 kartą. Tai liko, dabar jie liko paskutinį. Judam toliau. Nu kągi, išvažiuoja gražuolė. Labai kieta.
Vežame jau tą estetiką. Ten padarys visus grožio pribumbasus. Salonas, išorė. Visų. Tai ką, chebrytė visai neblogai važiuoja, viskas puikiai. Jokių kol kas defektų nelenda. Trauka irgi gerai, mėto bėgius gerai. Kas pirmas, kas ne. Nors ir saras. Mašina jau pristatyta, žodžiu, užtruks, sakė, apie savaitę. Tai Gal greičiau. Gal greičiau. Turim laiko dabar prie kitų projektų. Bet ką, atiduoda mašiną, padaro ir parodysim galutinį rezultatą, manau, gale. Ar kitam video? Ne, šiaip kitam video, nes bus pilnas revilas. Atsiprašau. Tai žodžiu, galim važiuoti namučių. Audelė saugi ir patikimuose rankose, kaip sakant. Bandysim gal dar iš proceso kažką parodyti, gal atsiūs. Gal atsiūs, reikia paprašyti. Gal paleis, nežinau. Matysim, žiūrėsim. Tai va. Paliekam.